Sveiki, o mes nesėdim namuose, mes ieškom nuotykio. Tai va, atvažiavom prie upės, prie kurios dar nesam buvę. Vat tokia siaura upė, bet graži, gilio yra matosi. Labai daiktų pasiėmėm daug, nes su nakvyne važiuojam. Tai pilna mašina buvo daiktų, bet kažkaip sutilpo į valtį. Tai ir pagalvės, ir miegmaišiai, meškerės, ten vobleriai visi. Ką dar mes čia prisidėjome? Droną turim, viryklę dujinę pasiėmiau, maistą. Nu, labai daug daiktų atrodė, kad netilps, bet va susidėję, valtis 3,60 m, tai tilpo. Nu, vaikam nebus labai patogu gal sėdėti, bet stengsime sustoti, pabūti, nors aš toks išprotėjęs žvejys, tai man visą laiką noris mėtyti, visą laiką žvejoti. Aš negaliu ramiai būti prie vandens. Tai va, urtė va ir su liemenė, ir usnė su liemenė. Urtės liemenė buvo oranžinė, tai nudažėm su balionėliu, su dažais. Nu, galvojam, kad ryški spalva gali kažkiek žuvis baidyti, tai bandom maskuotis. Tai va, tai kaip seksis, pranešim ir leidžiamės į kelionę. Iki. Yra. Geras, tik pakeičiau voblerį, iš kažkas griebė. Ir pabėga. Eik tu, kaip gaila. Kaip gaila. Atsikabino, na. Galėjo būti ir šapalas. Tokioj gražioj vietai sustojom, nes kibimo nelabai yra. Vieną konkretų kibimą turėjau, griebė voblerį, pakirtau, patraukiau ir atsikabino. Ir dar porą tokių abejotinų grybštelėjimų, bet galėjo ir už kokios šakos, už dugno kabintis. Bet jau vienas kibimas tai tikrai garantuotas. Tai va, tuo tarpu, sakau, pavalgysim, gal po kokios valandos plauksim ir vėl bandysim, gal biškai aktyvesnės žuvis pasidarys. Dabar noriu papasakoti, ką mes įsigijom. Naujų daiktų daug turim. Tai va, nusipirkom dujų balioną tokį. Tai kad galėtume išsivirti arbatos ar ten va dešrelės dabar virsim. Paskui pirkom tokį staliuką. Labai patiko ir vaikam ir šiaip fainas iš tikrųjų. Susilanksta jis. Kainavo senukose gal 25 €. Ir kėdutės va tokias pirkom. Kėdutės tai irgi geras. Kas svarbiausia, kad susilanksta ir kuo mažiau vietos, kad užimtų. Tai kėdutės kainavo kažkur ne visai 4 € vienas vienetas. Tai va, o paskui papasakosim, naują palapinę turim nusipirkę. Tai ką dar papasakot čia? Nieko. Upė labai patinka, labai posūkiai, bet neaktyvi žuvis. Ir saulutė tik dingsta, pasidaro šalta. Tai va, biškitas šaltumas toksai. Nėra to tokio švelnaus, minkšto oro, toks biški šaltokas oras. Gal to ir trūksta, o gal į vakarą gal kažką pavyks pagauti.
Tai tiek tam kartui. Smūgį gavau pirmą. Eik tu savo. Bet va matai irgi neusikirta. Bet smūgis buvo jau. Šapalo, eik. Koks stipras. Bet ir paleido. Va tokie smūgiai. Kažkodėl tai. Yra. Pagaliau. Aha. Šapalas. Čia pat valė. Nu va. Pagaliau. Iš trečio kibimo pavyko ištraukti. Pirmas kibimas buvo, tai pakirtau, patraukiau ir atsikabino. Antras va čia, toj pačioj vietai. Smėgė, patempė gerai, bet neužsikirto. O šitas va, trečias, jau paėmė normaliai. Smagu. Nu va, pagaliau. Iš trečio smūgio pirmas šapalas. Ate. Yra. Laikiau, kažkas smogė. Yra. O, bro. Gera žuvis. Laikiau ir kažkas smogė, įsivaizduoju. Nemaža žuvis. Nemaža? Ne. Lydeko? Nežinau, toj pasimatys. Tikėkimės. Ne, šapalas. Geras. Smagumėlis. Matai, reikia labai ant vietos laikyti. Jie labai lėti. Opa, yra! Yes! Yra. Pavyko. Va. Gražus storuliukas toks. Visai netikėtai. Net nežinau, gali būt, kad reikia labai lėtai, ilgai laikyti vienoj vietai voblerį ant vietos. Šį kartą taip ir buvo. Ilgai vienoj vietai laikiau ir smogė. Ate.
Yra kažkas. Geras. Ar ne? Ar čia žuvis, ar čia nesuprantu. Ar čia pagalys? Žuvis. Žiobrės. Ai, vykto. Žiobrės. Va. Čia tai nesitikėjau tikrai. Smagu. Geras. Kokia kupra ant nosies. Nu, žiobrę tai nesitikėjau pagauti. Tikrai. Smagumėlis. Na va. Užsikūrėm lauželį. Truputį jaukiau, šilčiau. Ir dar aš jums noriu parodyti, ką naują įsigijau. Tai va tokį senukose pirkau kirvuką nedidelį, bet kelionėm labai gerai, manau, bus. Va šitaip atsidaro. Ta apsauga tokia. Aštrus ganėtinai, nes nedidelis, patogus. Lauželį susikurti kokį tai palapiniai įkaltos smeigės tas. Senukose mokėjau, atrodo, 35 eurus. Tai va. Ir dar vienas pirkinys, tai irgi senukose pirkau pjūklą va tokį. Įmautė va tokia yra. Va. Gana ilga geležtė. Kiek čia centimetrų rašo? 33 centimetrai. Tai pjoviau, neblogai pjauna. Nu, medis tai papuvęs toksai, bet toks tvirtas gana. Tai šitas kainavo, tai atrodo 50 kažkelius eurus. Tai 60 anksčiau kainavo, bet akcija liktai kažkokia nedidelė, tai buvo tai 50 kažkelių eurai. Tai va, bet abiem pirkiniais šitais patenkintas, tai va, rekomenduoju kam. Gal kam būtų naudingi tokie pirkiniai. Jau sutemo, bet parodysiu dar vieną pirkinį. Tai naują palapinę pirkom. Va tokią nemažą palapinę. O taip atrodo. Iš Decathlon tos parduotuvės pirkom. Mokėjau 380 kažkur. Jie prisipučia, va, šitos 3 dalis prisipučia, bet pakankamai greitai susirenka. Labai patiko, kad nebūtina ištampyti šitos virvutės. Ir be tų virvučių, va, puikiai stovi. Susirenka greitai, tikrai. Paprastai labai susirenka. Tai patenkintas tikrai, nu didelė, iš tikrųjų didelė, vat, gal trūkumas toks, kad daug reikia vietos atrasti. Lygią vietą, nemažą reikia. Bet va šį kartą pavyko atrasti. Labai greitai pastatėm ir labai puikiai viskas. Dabar parodysiu viduj, kiek vietos daug iš tikrųjų. Tuoj praužiuką užsidėsiu. Va,
kiek vietos. Mano ūgis 1,83 m. Aš galiu stovėti pilnu ūgiu. Ir iš 2 dalių susideda tokių. Yra toks kaip megamasis ir čia mes staliuką pasistatėm, mums telpa su visom kėdėm ir daiktai visi telpa be problemų. Tikrai puikiai. Dar čiūžinį pirkam iš depo, tai mokėjom 9 eurus ten su kapykam. Ir kas dar, miegmaišis dar pirkom. Miegmaišis irgi pirkom iš Decathlon parduotuvės. Šitie vaikiški kainavo po 35 eurus, o mano didesnis, tai brangesnis. Tai įdomu, kaip mums čia, ar nebus labai šalta miegot. Neaišku. Čiūžinį tą pasitęsiam, svarbu, kad ant žemės negulėt, kad būsim pasikėlę nuo žemės, tai gal nesušalsim, nes tie miegmaišiais buvo parašyta ar 0 temperatūra, ar prie -5 tinka tipo. Tai galėsim pasakyti, kaip sekėsi miegot, ar nesušalom, tai iš ryto jau. Tai atrodo jau visus pirkinius parodžiau, tai kol kas nesigalim dėl nieko. Viskas pasiteisina tikrai. Tai mum labanaktis ir iki rytojaus. Kai balto miško lapeliai šlamėjo ir senos pušys siuravo, braškėjo, kur jūsų paukščiai, paukšteliai, paukštytės, kadrų čilbančių taip ramu klausytis, kur jūsų žvėrys, gyvuliai, žvėreliai, kur žvėrių olos, laužai ir urveliai, visa prapuolė. Tik ant lauko pliko kelios pušelės, apykreivės liko. Skujom šakelėm, šiškom nuklota, kepina saulė nenaudingą plotą, į kurį žiūrint taip neramu regis, lyg tartum rūmas suiręs, sudegęs, lyg kokio miesto išgriuvus pustynė, lyg kokio raisto apsivėlus kemsynė. Labas rytas. Atsikėlėm, naktį šilta tikrai nebuvo. Mes vienoj pusėje dar buvom net palikę ant mažos ugnies dujinį tą viryklę dujinę, kad truputį šilčiau būtų, bet vis tiek sušalom. Naktį buvo šalna tikrai, nes valties tintas yra apšalęs, matosi. Taip kad kaip išspręsti šildymą palapiniai, nežinau.
kad kiek mačiau su tais malkiniais pečiukais irgi, kol kūrena, tol šilta, jeigu užgesta jis, kad jis ilgai vienodai degtų, taip irgi turbūt neišeina padaryti. Tai va čia tokia stovyklavimo problema šaltuoju sezonu, tai tas palapinės šildymas, va, kaip jį išspręsti, dar nesugalvoju niekaip. Tai va, ir bandysim šiandien vėl laimę. Leisimės toliau upe. Įdomu, kaip bus kibimas koksai. Vakar suskaičiavau, turėjau 5 kibimus. Tai ir pagautas 3 žuvis, kur jau konkretus kibimai buvo, tikrai aiškus jau. O tokių bakstelėjimai, grybštelėjimų, tai galėjau turėti ir daugiau, bet žinot, kartais ir tas, kai masalas irgi šiek tiek užsikabina, irgi kartais atrodo kaip kibimas. Tai va. O tokie jau grinai konkretus, tai buvo 5. Tai va. Tai vakar tik tai ir vėlokai pradėjau žvejybą, nes mes, kaip visada, labai sunku privažiavimą prie upės rasti. Tai teko paklaidžioti, kol atradom. Ir tai per miškus važiavom, tai gerai, kad su džipu važiavom, tai privažiavom, taip tai prie upės net neprivažiuotum. Tai didžiausia yra problema, ypatingai ieškant naujų vietų, prie naujų upių, tai rasti privažiavimus. Tai. Ir dabar plauksim ir nežinau, kur mus galės paimti, kad privažiuot galėtų. Tai va. Tai iki. Na, susikrovėm daiktus. Viską palikam tvarkingai, susirinkom visą šiukšlės, viską. Ir ką, bandom šiandien laimę vėl. Keliaujam į priekį. Vau, va čia tai smūgis buvo. Nu, bet nepaėmė. Bet smūgis tai nuostabus. Na, neblogai, jau turėjau gerą smūgį. Mačiau, kaip atsivyja. Šioks toks veiksmas yra. Tikėsimės, kad ir bus daugiau veiksmo negu vakar. Yra. Gražiai paėmė. Prie kraščiuko. Oho. Nemažas turbūt. Aha, matau. Bet čia gali būti ir... Ne, šapalas. Yra. Rytas prasidėjo visai smagiai. Iš pradžių pastebėjau, kaip atsivijo ir bandė griebti, bet jau aš, bekeliant masalą, bandė griebti šapalas. Paskui vėl mečiau ir gerą smūgį gavau. Bet nepaėmė. Tai va, dabar jau 3 smūgis ir šapalas graibšte.
Smagiai rytas jau. Veiksmo yra šiek tiek. Ačiū. Vėl! Eik tu savo. Vėl smūgis. Toj pačioj vietoj. Na gerai. Aptikau vietelę. Smeigia kaip už tėvynę. Dar vienas iš tos pačios vietos. Puikus smūgis. Ačiū. Va ten metu prie medis, kur va prie krašto. Pokš, antras smūgis. Antras šaplas. Yra. Yeah. Ant vietos beveik laikiau. Bet čia daug šakų labai. Sunku bus ištraukti. Tokie nelabai dideli. Va tokie va kemba. Bet va vienas kitas jau užkemba. Jau smagu. Toks gražus upelis teka. Nedidukas toks. Plaukiam ir tadam! Upė uždaryta. Va toks medis. Galingas. Kaip mums seksis prasibrauti, neaišku. Valtis mūsų labai sunki, pilna daiktų. Ką, turėsim darbelę. Geriau biškį tenkis prisilaikytų už jo. Kaip tą priekį perkelti? Kas pasakys? Tam reikia surūsti. La, urte, eikim tada. Jum reikia eiti priekį. Sakau. Į galą tai yra. Gerai, Svoris. čia per vidurį padėti, nes tada nukristas. Technologija. Tik atsargiai meškerės, atsargiai. Aš atsisėsiu.
Neišeina atsistumti. Stum. Nuo jo. Ne, kur kita. Per mažas vaikas. Na čia tai reikalų. Gerai, kad mūsų valtis šarvuota. Gerai, bandau lipti kitą pusę vėl. Bet dabar į tą šaką rėmės, na. Na, neišeina atsistumti. O. Gal. Ne į tą pusę. Yra kažkas nediduks. Įdomu, ar čia šapaliuks ar ešerys. Šapaliuks. Toks mažas. Tokį didelį voblerį. Pradėjo mažiukai atakuoti. Vos ant antės nenumečiau. Tiek supanikavo. Išsigando. Kaip smeigia. O, smėlydako. Eik, tu savo. Kaip fainai. Šaunuolis. Toks upės ruožas, labai daug medžių privirtusi, bet kibimų jau neturėjau ilgokai, bet va nudžiugino dabar, gavau smūgį. Ačiū tau. Te. Wow! Va čia tai kalė, bet ir didelis čia. Pliamba. Nelįsk į šakas. Ar jau lendai? Gal dar ne. Bet didelio žuvis kažkokia. Aišku, šapalas, bet didelis jau šitas, tai didelis. Neįkneikė tas krūmas. Neištrauksiu aš tavęs iš tų krūmų paskui. Čia gražus jau.
Va čia tai arklys. Mažos upės labai didelis šapalas. Tikrai didžiulis. Na. Oba, kaip va. Yra. Kaip tau pradėjo šapalai, kaip. Didelis, gražus liktai. Opapa. Ne toks didelis kaip anas, bet. Uodega prikirpta. Kažkas prikirpta. O čia tai. Čia jau jėga jaučiasi. Tikrai jėga jaučiasi. Didelis turėtų. Kaip jau. Eik, tu koks didelis. Neturiu ruletės. Nepasiėmiau. Įspūdingas. Didelis, didelis. Super. Va tokia dydžia. Arklys smogė.
Yra. Bet kokie čia dideliai. Kokie jie čia dideli. Žvėris kažkokie. Su jais sunku susitvarkyti. O, pats atėjo. Nepasiduos. Dar vienas. Va tokio dydžio. Dar vienas. Yra vėl. Va čia taip įdėjus. Čia mažėja. Oho. Oho. Kažką šapalas, kad gauda. Vieną kart griebė, antrą kartą. Pagrėbė. Nedidelis. Bet smagiai jie atakuoja. Wow! Vėl prie pat valties griebė. Nebijo jie valties nekiek. Drąsus, stiprus vikras. Oi. Drąsus nieko nebijo, prie pat valties griebė. Wow. Wow, kaip segė. O čia tai gražiai segė. Įdomu, kas čia per žuvis. Biškį juda kitaip. O gal taip atrodo.
Ne, šapalas. Taip įdomi. Ne, pagaliau pirmas lydekiuk. Galvoju, negi čia nėra nei viena slidekas ir nei viena ešeriuką. Tai va, viena lydekaitė apsireiškia prie tokių krūmų. Oba, vėl yra. Oi, tai sau. Kokie vaizdai. Bet krūmai. Traukiam greičiau iš tų krūmų. Bet priešinaši gerai. Įdomu, kas čia toksai. Negali ištraukti iš tenai. Iš tos vietos. Lyg tai šapalas. Oi, tu koks didelis. Meknė, meknė. Sakau, meknės būna daug stipresnės. Eik tu sau! Jos labai stiprios. Kai įkerti meknį, iškart jauti, kad kažkas ne to. Tai va, jos labai stiprios. Nu, stora, graži, didelė. Kaip jom, meknytė. Meknytė. Nenori plaukti. Yes. Ai, tu va čia koks smūgis buvo. Ai, tu sau, čia tai stiprus. Prie krūmo to. Čia buvo misteris smūgis. Nu, toks stiprus smūgis. Vėl. Kiek jų čia yra? O, dabar tai jau vyko. Dabar tai jau smogė ir didžiulis jau. Ir didelis kažkas. Nes jau neklauso visai. Šapalas tarp. Eik. Vaikai, pažiūrėk. Nu, Akis išlenda. akimirka. Kažkokia kosminė diena.
Ar jūs matot, kiek aš žuvies traukiu? Ar nepastebit? Eik tu savo, kaip sėgi. Prie kelmo. Bet stiprumo kokio. Kas čia per žuvis, nelydeka kartais? Wow. Šapalas. Nesuprantu, kas tai. Stipras, nelabai didelis, bet stipruolis. Kur važiuoju, nu pas jis važiuoju sunkelis kažkoks. Nu tai taigi kviečia. Dabar mus neš smarkiai turbūt. Geriau dabar nebesk niekur, nebesk. Kažkaip va taip tiesiai va. Laikykite. Gerai ir klok rusnė. Ir... Mes turėsim filmuoti su košėm. Gerai. Jung dabar. Leid. Įveikia.